1992 metų kovo 13 diena. Tai įsimintina diena. Juk prabėgo tik 2 atkurtos nepriklausomybės metai. O kiek pasikeitimų, pokyčių, ką tik iš sovietinio jungo išsilaisvinusioje tėvynėje. Sovietinė kariuomenė jau nebesiautėja, nors jos įgulos dar stovi Lietuvoje. KGB irgi lyg pritilusi. Žmonės tampa vis drąsesni, kaip tose aktoriaus Kęstučio Genio eilėraščio eilutėse. Atsibudo ir keliasi. Bet atsibudo, o tiksliau atkuto kolaborantai, pajutę, kad tauta šiems sovietinių okupantų padlaižiams nesiruošia keršyti. Nei šaudo, nei gaudo, nei kalėjimų sodina. Tauta elgėsi ne taip, kaip šiuolaikinių švonderių persikrikštijusių iš LKP į LDDP pirmtakai, tokie kaip Beriozovas, kurie kankino ir tyčiojosi iš Lietuvos partizanų ir jų ryšininkų. Tad brazauskininkai, jų pakalikai, netgi buvę KGB etatiniai darbuotojai, kurie prigludo po LDDP sparneliu, kaip reikiant pakėlė galvas. Kėlė sumaištį atkuriamajame Seime, jie iššaukė naujus papildomus rinkimus ir apgavę rinkėjus gražiais pažadais, juos laimėjo ir taigi tapo naujaisiais Lietuvos valdovais. Į pakitusius politinius vėjus pirmieji sureagavo Lietuvos televizijos vadai Laimonas Tapinas ir Algirdas Kaušpėdas. Prisidengė reorganizacijomis ir atestacijomis, iš darbo išmetė televizijoje dirbusius drąsiausius atgimimo šauglius. Panaikino atgimimo bangą, o prie televizijos badaujantiems protestuotams pagrasino ir su visų vagonėlių išvijo iš teritorijos, kuri tuo metu net nepriklausė televizijos jurisdikcijai. Bet išdrąsėjusi ir pabudusi tauta nenuleido, nepasimetė. Vagonėlį perkelė prie Lietuvos Seimo, kurį dar jose jų rankomis suręstos barikados. Juolab, kad Seime buvo daug sąjūdžio rinktų deputatų, kurie rėmė badaujančius ir protestuojančius. Tai, ką dabar rodome LLKS tinklapyje, unikalūs kadrai. Tai nė karto nebuvo rodyta jokiame ekrane. Nepriklausomoje valstybėje lygi šiol randasi svetima kariuomenė. Turi išeiti. Laikas išeiti. Kariuomenė okupacinė, okupantai. Ir mes to reikalaujam tautos vardu, žuvusių vardu. Tie, kurie guli, jų balsas turi būti išgirstas. Mes klausom, mes tęsiam tą darbą, kurį pradėjo jie. Ir nėra, negali tauta gyvuoti, kuri užmiršta savo mirusius. Kuri užmiršta savo mirusius ir nevykdo tų uždavinių, kuriuos jie prisakė. Ar mūsų parlamentas tikrai vykdo tai, tą misiją, tuos tikslus, kurių siekė žuvusieji. Žuvusieji siekė, meluoja, nevykdo. Mes esam nepatenkinti ir pasipiktinę. Taip. Ten daugiau sėdi vilkų. Eriuko kailiai. Vilkai. Apie Lietuvos kariuomenę. Ar matome, mums reikia kariuomenės, kuri mus galėtų atginti, bet ne tos kariuomenės, kuri galėtų tik mirti už mus. Lietuvos kariuomenės kuri reikia. nugalėtų, kuri atneštų pergalę. Mums užtenka jau kraujo, per daug mes jau išliejom. Ir sąryšį su tuo mes reikalaujam, kad būtų reorganizuota Lietuvos valstybės vyriausybė. Ar reikalingi tokie ministrai kaip Oleka? Jau ir televizija, kuri yra tikrai apolitiška, nestovi Lietuvos reikalų pusėje. Vieną po kitą rodo reportažus, kai eikvojama Lietuvos turtas vagiama, o ministras sėdi, svečiuojasi, matote, Amerikoje. Ir niekas nepareikalauja atsiskaityti. O kaip apvaginėjama visa Lietuva? Visi jūs gerai žinot. Aš gal pasinaudosiu progą, vėliau įstosiu. Sveikinu jūs! Lietuvos laisvės
fundamentalaus komunistai. Tam kilo klausimas, kodėl čia susirinkom, kodėl mes pastatėm šį namelį. Noriu atsakyti, tai nėra įžaidimas Lietuvai, tai nėra kovo 11 dienos akto paneigimas. Tai yra priminimas, kad dar mes daug turim bolševizmo kiekvieną savo sieloje, kad dar labai daug valdo bolševikai, komunistai, ypatingai kaime. Visas kaimas yra beveik kolūkio pirmininkų, buvusių partinių sekretorių, buvusių kitų funkcionierių rankose. Reikia Žemės ūkio ministerijoje yra labai daug užsilikusių senų nomenklatūrininkų. Dėl to neina reforma. Dėl to daugybė klausimų yra blokuojama. Žemė negrąžinama savininkam. Brangus tautiečiai, nuo sausio 16 dienos esu savanoris. Buvau jau ir anksčiau, kada dar su žaliais raiščiais bėgiojame po mitingus. Ir nors praėjo jau daugiau metai, aš dar savo rankose neturėjau kovinio ginklo. Mačiau į paveiksliukose. Tai sakykit, su kuo aš turiu ginti? Tėvynę. Su tom rankom plikom. Reikės ginti su plikom. Bet ar tai reikalinga Lietuvai? Ar reikalingi Lietuvai potencialus savižudžiai? Ne. Ar reikalingi gynėjai? Aš ne vienintelis toks. Mūsų tūkstančiai. Štai mano pažymėjimas. Tai visas ginklas, kokį man įteikta. Net uniformos negavau. Nors jau metai. Būt lietuviais. Lietuvos neturėsim. Ir bus išdalinta. Saudargams, šeimininkaujant, mes galim atsidurti Baltijai. Nes mūsų etninės žemės dalinamos yra betodairiškai. Neatsižvelgiant į tai, kad buvo sutartys, kurios mums garantavo, kad mūsų žemė yra mūsų. Dabar neatsižvelgiama nei 20 metų sutarčių su Tarybų Rusija, nei 20 metų suvaldo sutartį su Lenkija. Žemės dalinamos. Neturim girdi pretensijų teritorinių. O mes jų ir neturime. Jeigu jos yra mūsų, tai kokia čia gali būti pretensija? Pretensija būtų, jeigu aš pretenduoju į tai, kas man nepriklauso. Bet žemė, kurioje kaulai mūsų protėvių guli, takai, kuriais vaikščia mūsų didieji kunigaikščiai, tai nėra pretensijų objektas. Tai yra mūsų ta pati žemė kaip ta, kuriai čia stovime. Tik tai pamiršom, giedodami didvyrių žemę, kad toj žemė tie kaulai niekur nedingo, jie guli. Ir ten guli ir savanoriai 18, 19, 20 metų. Pamiršo tos kapus. Ar pamenate tuos pirmųjų nepriklausomybės metais vykusių mitingų laikus? Juk juose knibždėjo KGB provokatorių, kurie ne tik žodžiais, bet ir veiksmais provokavo muštynės. Tokių dvejetas veikėjų irgi šmirinėjo, bet žmonės juos greitai perkando ir nešė jie savo kudašių. Gerai, užtenka. Galvos daugiau nesvažiavo nei vieną. Davėm kailį ir gana. Ir pasibaigė. Ja sumušė, o aš juozaitės kūliau. Ir tėvėm ir knygų persilukį, už ausų. Ir von ir daugiau nesvažiavo, nes čia reikia čia padaryti. Reikia, ir juos Aš nepadamdo, ką jūs darot, laidžia Vilniui tokie bus. Palikit mus Vilniui, neliks ne vienas. Aš 10 metų atsėdėjus.